Ar žinote, kokia yra didžiausia klaida, kurią moteris daro pradėjusios santykius? Tai yra įsimylėjusios. Ogi jos visiškai įklimpsta į vyrą. Ką tai reiškia įklimpsta? Tai visiškai praranda savo pačios interesus. Visiškai pamiršta save, savo veiklas, savo hobius, savo drauges, galų gale savo ten kitus artimus svarbius žmonės, bendraminčius ir taip toliau. Pamiršta savo gyvenimą. Pradeda gyventi nebe savo gyvenimą, pradeda gyventi to vyro gyvenimą. Viską daro, kad tik tai būti su juo, viską dėl jo ir, žodžiu, praranda save, pameta save. Ir kada po to įvyksta skyrybos, tada sėdi ir galvoja, va, ir į tą būrelį nėjau, ir tą veiklą neužsiėmiau, ir tą galėjau daryti, nedariau. Ir po to dar jam priekaištą sako, va, kiek aš dėl tavęs dariau, aš visiškai nieko nedariau dėl savęs. Ir kvaiša, kad nedarai dėl savęs. Reikia daryti dėl savęs. Kur tavo savivertė, kur tavo savigarba? Ką tu dabar? Atsirado vyras tavo gyvenime, viskas, pamiršai save, pametei save, prisimink save, sugrįžk į save. Tu būsi įdomi tik tai tada, kada tu būsi įdomi pati savo, kada tu užsimsi mylimą veiklą, kada tavo akis žibės iš džiaugsmo nuo to, ką tu darai, nuo tavo laisvalaikio, nuo tavo bendravimo su draugėmis ir panašiai. Užsimk savim. Ir tada tu būsi įdomi tam vyrui. Ir tada tikrai didelė tikimybė, kad jūs daug ilgiau išbūsite kartu. Taigi, mielos moteris, nedarykite šitos klaidos.